Mes šiandien minėjome du nuostabius apaštalus, tai yra apaštalų mokinius Timotiejų ir Titą. Ir kas tai per figūros išganimo istorijai, taigi Timotiejus, jis toks jaunesnis ir, kaip jau minėjau, buvo apaštalo Pauliaus pagalbininkas, jisai dalyvavo ir viename, ir kitame teismo procese, kai tikrai Pauliui apaštalui reikėjo palaikymo pagalbininko, jis pasižymi tokią ištikimybę. Šiaip šis Timotiejus, jisai galiausiai tapo pagal bažnyčios tradiciją pasakojimus Efezo vyskupu. Na ir Titas toks buvo kietesnis savo charakteriu, todėl jam apaštalas Paulius pateikė tokias netgi subtilės užduotis. Bandykite įsivaizduoti vieną iš to meto labiausiai charizmatiškų, tikrai apdovanotų, turtingą, turinti tikrai tam tikrų privilegijų negu kitos krikščionių bendruomenės, tai Korinto bendruomenė, kur ten šalia tikrai begalinių dovanų irgi buvo daug tokių nuodėmių. Ir žinote, kai sako, kam daug duota, iš to bus daugiau pareikalauta, tai jie apdovanoti ten charizmomis, truputį buvo pasikėlę. Ir aišku, tarpusavy buvo nemažai susiskaldimų, todėl Titas yra siunčiamas apaštalo Paulius, kad jisai tą pradėjusią skaldytis tarpusavę Korinto bendruomenę suvienytų. Ir kaip sako istorikai, jam pavyko. Titas tampa Kretos vyskupu. Ką tai kalba mums ir ką tai naudingo gali duoti mums, kai mes skaitom šiandien pirmąjį skaitinį, skaitėm iš laiško Timotiejui. Tai buvo pirmas skyrius, 1-8 eilutės. Ten keletas tokių minčių, kurios apaštalas Paulius rašo šiam savo mylimam mokiniui. Tai pirmiausiai sako, primenu tau reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, esančią tavyje iš mano rankų uždėjimo. Čia turime labai tokį gražų ir mums patvirtinantį faktą, kad būti vyskupu, būti bažnyčios vadovu neužtenka mano noro arba čia patys nusprendėm ir dabar būsiu tos ar vienos kitos bendruomenės vadovu. Tai yra rankų uždėjimas, kurio dėka mes katalikai ir taip pat mūsų broliukai ortodoksai esame, sakom, tos apaštalų, toks techniškas žodis, sukcesijos patvirtinti per rankų nenutrūkstamą uždėjimą nuo tikrų vyskupų, nuo tikrų popiežių. Turime tą galią, kaip tie du vyskupai, Timotiejus ir Titas. Kitos mūsų krikščioniškos konfesijos, kurios dėl įvairiausių priežasčių ar tai atsiskyrė, atsitolino nuo katalikų bažnyčios, jie tos malonės neturi. Todėl, sakykime, mes galim tikrai džiaugtis katalikai, kad ta pati jėga ir tie patys žodžiai, kuriuos apaštalas Paulius sako, primenu tau atgaivinti malonės dovaną gavai iš mano rankų uždėjimo. Ir ką jis primena? Uždėjus rankas pirmiesiems apaštalams, ir dabar galim sakyti mes, tie, kur esam kunigai, į mūsų uždėjo rankas tie vyskupai. Ką mes turime? Tai tos dovanos manyje gautos, tai yra tvirtumo dvasia, kaip sako Paulius, rašydamas Timotiejui, Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo dvasią. Vadinasi, aš neturiu pasiteisinimų. Tai reiškia, mes visi katalikų kunigai, vyskupai, popiežius, mes negalime pasiteisinti, kad aš dabar bijau, nes aš neturiu jėgų nebijoti. Arba ten, sakykime, aš galėčiau įsisukti, kad man trūksta protingumo, man trūksta meilės. Ne, tu gavai rankų uždėjimų
visas tas pačias galias, kurias turėjo pirmieji apaštalai. Todėl sako, nesigėdyk mūsų Viešpaties liudimo nei manęs jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui Dievo jėga. Kur mūsų bėda šiandien yra katalikų bažnyčių? Mes, broliai čia esantis Kryžių kalne, vakarieniaudami, pietaudami, diskutuojam įvairiausiomis temomis. Ir viena iš jų buvo veidmainystės tema. Ta veidmainystė dabar, kad taip gražiau įvynioti, nesakoma, nes nepatogu. Kaip čia pasakyti, kad mes sakom, aukšto rango dvasininkai yra veidmainiai. Tada sako, politkorektiški. Kitas žodelis – diplomatija. Ir kai reikia pasakyti šviesiai tiesiai, kad blogis yra blogis, juoda yra juoda, kad karas arba tai, kas yra daroma vieno ar kito, valstybės vadovo, bet kokia neteisybė, ar tai būtų socialinė, ar tai būtų kitos valstybės užgrobimas, pagrobimas vadovo, yra nuodėmė ir tai yra blogai. Tai čia sako, nesigėdykit su visa jėga skelbti tiesą, net jeigu teks sumokėti gyvybės kainą. Kas atsitiko, žinome, tiek Jonui Krikštytojui ir taip pat daugeliu apaštalų. Dabar, sako, skelbk drauge, kentėk Evangelijos labui Dievo jėga, ir štai ta Dievo jėga, šiandien klausimės Evangelijų pagal Luką, 10 skyrius, 1-9 eilutės, kur jisai irgi kalba, kai tie 72 mokiniai, galim sakyti, Timotijus ir Titas yra taip pat, galim priskirti tai mokinių grupiai. Jie nėra 12 apaštalų. Tai yra irgi po apaštalų. Iš tų 72, aš manau, ten nemažai buvo tie, kurie tapo kitų bažnyčių vyskupais. Ir čia žiūrėkite, ką jie gauna. Sako, jūs gavote tą dovaną, nes kai tuos 72 išsiuntė, jūs keliaukite, aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų, tai reiškia, jis tau neįdėjo vilko dantų, neįdėjo kažkokio tai šarvų, vadinasi, būsi pažeidžiamas. Ir toliau sako, nieko neimk, sako, nesineškite piniginės, nei krepšinių, autuvų, nieko kelyje nesveikinkite. Negana to, kad aš jau esu kaip ta avis tarp vilkų, man net neduoda ginklų pasiimti. Lazdos negaliu pasiimti. Piniginės, krepšio, dar su tuo krepšiu kažkokiam vilkui dar į nastrus užduočiau. Ten suriškia pinigais išsipirkčiau kaip nors. Su tuo autuvu kam į akį duočiau, kaip avis. Net to neleidžia. Vadinasi, duoda galę ir ta galia yra mano silpnume. Nes Dievo galybė pasireiškia jūsų silpnume. Tokia yra misija. Toliau jisai mini, kad jie turi galę ištarti žodį ir tie namai, į kuriuos jie įžengė, miestas, kurį įžengė, jeigu ten yra susiskaldimai, taip kaip šiandien Lietuvoje, tarp žmonių, tarp visuomenės, tu užeini į miestą ir sakai ramybė šiam miestui. Ir sako, jeigu tas miestas, ar tai tie namai, sako, jeigu verti bus, ta ramybė ten pasiliks, o jeigu ne, visa ramybė sugrįžta man. Toliau jisai sako, kad gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems jums prisiartino Dievo karalystės. Atkreipkite dėmesį, šiandien šitie apaštalo Pauliaus perspėjimai Timotiejui, taip pat ir Titui, labai aktualūs šiandieninėms viskupams ir mums kunigams, kurie gavom tą galę per rankų uždėjimą. Kai jūs girdite kažkur vyksta atsinaujinimo dienos, rekolekcijos, šventės, dabar bus irgi Lietuvoje Dievo gailestingumo, kadangi jubiliejiniai metai, didžiulė bus šventė, gailestingumo miestas yra paskelbtas Vilnius ir ten bus labai daug renginių. Aš jums duodu netgi 99% ir dar 9%, kad jūs nepamatysite tai, apie ką čia kalba apaštalas Paulius.
kad vyskupai, kunigai atėję į Vilnių gailestingumo metais gydytų to miesto ligonius. Aš jau dabar tiesiog gaila man, kad aš taip turiu pasakyti, bet aš geriau liksiu nuviltas, geriau būsiu sugėdintas, bet aš tą garsiai įvardinu. Nes šiandien kaip niekad trūksta ne plepalų, kaip mes čia dabar gražiai gyvensim, koks tas Dievas gailestingas Vilniui ir Lietuvai, bet norisi pamatyti konkrečių, sako, primenu, uždėtas daugtas tavo galias per rankų uždėjimą, gydykite to miesto ligonius. Ir ten kitur ir Jėzus sako, išvarinėkite demonus, prikelkite mirusiuosius. Kada paskutinį matėt kokį vyskupą arba kunigą, katalikų kunigą darant tokius dalykus? Ar matėt? Aš ne. Ką reiškia mums, mėlieji? Tai reiškia, kad aš pats, jeigu noriu pasakyti, kad jums prisartino, jums lietuviai, šiauliečiai, vilniečiai, prisartino Dievo karalystė, mano žodžius turi lydėti štai šitie ženklai. Turiu dėti rankas ant ligonių. Nežinau, galbūt bus daroma speciali akcija, lankysim Vilniaus klinikas, onkologijos ligoninės ir mes pamatysim tokius dalykus. Čia turi būti masinis reiškinys. Bet jeigu to neįvyks, mes esame, sakykime, skambantis varis, kaip ten ir žvangantis cimbolai. Tik plepalai. Ir tada man neapsiverčia liežuvis, aš tada bijau pasakyti, jums prisartino Dievo karalystė. Kokia karalystė? Tavo religijos? Atsiprašau, nuo religijos visiems bloga. Šiandien pasaulis ištroškęs pamatyti ne tik plepančių kunigų, vyskupų su uždėtiniam rankom, bet konkrečiai skelbiančių tuos pačius darbus, kuriuos darė ir Titas, ir Timotiejus, apaštalas Paulius, ir reikia pripažinti, ne tik tai katalikai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.